Kągi, mėlyjeji, Vilniuje istorinis įvykis, tiek traktorių turbūt nematyta nuo kunigaikščio Gedimino laikų, bet tai normalu, kai pelkių kunigaikštis Kęstutis griauna žemės ūkį. Kaip tai susijęs su užsienio politika ir kodėl laida Surplys ir Gaublys, apie tai mes ir pakalbėsime, bet nepamirškite, kad ES bendroji žemės ūkio politika sudaro net 30% visos ES biudžeto, taigi tai šiek tiek susiję ir su užsienio politika. Žemės ūkis yra ES ir kiekvienos nacionalinės valstybės nacionalinio saugumo klausimas, nes ką mes valgysim, jeigu kiltų karas, jeigu kiltų tokia pandemija kaip COVID-as. Ir galiausiai, turėkite omeny, finansuoja ir subsidijuoja savo žemės ūkį ne tik ES. Esame tik 10 pagal tai, kokio dydžio subsidijos yra skiriamos žemdirbiam. Taip, kad tai irgi yra užsienio ekonomikos konkurencijos klausimas. Apie visą tai šitoje laidoje. Taigi, kodėl apie žemės ūkį ir apie ūkininkų protestus Vilniuje kalbame laidoje apie užsienio politiką? Pirmiausia, atkreipsiu jūsų dėmesį, kad ES ūkininkai per pastaruosius metus protestavo ne tik tai Lietuvoje, ne tik tai Lenkijoje, kur neseniai blokavo kelius, kad nebūtų nukraunami Ukrainos grūdai, kurie turėtų būti eksportuojami į trečiasias šalis. Bet jie taip pat protestavo Berlyno centre prie Brandenburgo vartų, Briuselyje užtverdami visą taip vadinamą europinį kvartalą, Nyderlanduose, Ispanijoje, Prancūzijoje, Airijoje. Taigi tai yra ES pakankamai universali situacija. Kitas dalykas, nuo COVID-19 laikų kalbame apie tai, kad žemės ūkis yra valstybių nacionalinio saugumo klausimas. Mes matome, kas nutinka, kai staiga pasaulis gali užsidaryti ir gali nutrūkti tiekimo grandinės. 22 metų vasario 24 dieną Rusijai užpuolus Ukrainą, mes matome, kas gali nutikti, kai šalyje įsiplieskia karas, kai nesaugu gabenti maisto produktus jūra, geležinkeliu, kai laukai, kuriuose auga maisto kultūros, yra užminuojami, kai jie bombarduojami ir tuo būdu taip pat gali iškilti grėsmė piliečių pamaitinimui, pasakysiu paprastai. Ir štai čia mes grįžtame prie bendrosios ES žemės ūkio politikos ištakų. Antrasis pasaulinis karas nusineša milijonus gyvybių ir palieka Europą sugriautą ir badaujančią. Užtrunka 10-metį, kol Europos valstybės sutarė bendradarbiauti, kad Europoje daugiau nekiltų karas. Ir 1957 metais pasirašytoje Romos sutartyje, kuri yra kertinis asmuo ES sukūrimui, tai ten sukurta Europos ekonominė bendrija, kur 6 šalis sutarė bendradarbiauti savo ekonomikomis, kad greičiau būtų atstatyta Europa ir kad nekiltų pagundų kariauti, ten žemės ūkio politika jau įrašyta kaip viena iš esminių ekonomikos politikų. Ir 1962 metais sukurta ES, tuometinės Europos ekonominės bendrijos bendroji žemės ūkio politika 1962 metais. Tai yra seniausia iki šiol gyvuojanti ES bendroji politika. Ir jinai būtent radosi iš to, kad buvo mąstymų, kaip užtikrinti, kad Europoje niekada nepristigtų maisto. Taigi, žemės ūkis yra nacionalinio saugumo klausimas. Turime suprasti, kad žemės ūkis yra ypatinga ekonomikos šaka ne tik dėl to, kad užtikrina mums maistą, bet ir dėl to, kad yra labai ekstensyvus. Mes kalbame apie hektarus, apie 100 000 hektarų, kurių reikia vykdyti žemės ūkio veiklą. Yra labai
paveikus nuo klimato. Mes žinome, kad vienais metais visus pasėlius gali sunaikinti sausra, kitais metais gali sunaikinti liūtys, potviniai. Na, tokiose šalise kaip Ispanija, Prancūzija, Graikija jau dabar didžiulę žalą padaro ir miškų gaisrai. Suprasdama viso žemės ūkio kompleksiškumą, ES nuo pat 1962 metų iškėlė 3 pagrindinius tikslus savo bendrai žemės ūkio politikai. Tai pirmiausia, užtikrinti mums, valgytojams, pakankamai saugaus, sveiko ir įperkamo maisto. Antras tikslas - užtikrinti pakankamas pajamas ir pragyvenimo kokybę, pragyvenimo lygį tiem žmonėm, kurie dirba žemės ūkyje ir gyvena kaime. Na ir trečia - rūpintis tos žemės, kurią dirba ūkininkai, gerbūviu, gera būklė. Čia kalbame apie aplinkosaugą, kalbame apie kraštovaizdžio išsaugojimą, kalbame apie gyvūnijos, augalijos rūšių išsaugojimą. Taigi 3 tikslai, kurie iš principo nekito per visus 60 šios politikos gyvavimo metų ir jie išreiškia puikų supratimą, kad be ES paramos, be papildomų valstybės investicijų tie tikslai tiesiog nebūtų įgyvendinami ir vėlgi mes maistą pirktume iš trečiųjų šalių. Dažnai pasigirsta mitas, kaltinimas, kad ES subsidijuoja savo žemės ūkį ir taip iškreipia pasaulinę rinką. Tai tiesiog jūsų informacijai pateiksiu ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos arba taip kitaip vadinamos OECD duomenis, pagal kuriuos ES yra tik tai 9-12 vietoje, pagal tai, kiek lėšų nuo savo BVP skiria žemės ūkiui remti. Ir mus lenkia tokie gigantai kaip Kinija, kuris skiria 3 kartus daugiau, ES skiria 0,6% nuo savo BVP, panašiai skiria Jungtinės Amerikos valstijos, o Kinija skiria 1,7% nuo savo BVP. Taip pat mus lenkia Japonija, na ir kai kurios kitos valstybės, kurios galite matyti štai pateikiamoje informacijoje jums vizualiai. Susistabdom laidą, pasianalizuojam. Bet tikrai ES, sakykime taip, neišsišoka su savo parama žemės ūkiui ir tą rodo vėlgi tai, kad OECD, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarp visų subjektų mes esame lygiai per vidurį, lygiai vidurkis. Apie kokius pinigus kalbame, ponai, paklausite jūs. Tai 7 metų laikotarpiui, kuriame gyvename dabar, nuo 2021 iki 2027 metų ES savo žemės ūkio politikai skiria 386 milijardus eurų. Ir tai yra po 30 euro centų kiekvienam ES piliečiui, tokiam kaip jūs ar aš, per dieną. 30 euro centų. Daug ar mažai galime klausti, tačiau turėkite omeny, kad ES žemės ūkis sukuria pakankamai didelę pridėtinę vertę. Tai viena, o antra, tuos 30 savo skiriamų centų galite tiesiog paskaičiuoti ir pridėti prie savo kasdienio maisto krepšelio. Turbūt tiek turėtumėte mokėti už maistą daugiau, už kiekvieną maisto produktą, jeigu tų 30 centų mes neturėtume. Ir plus, į tą 30 centų per dieną yra įskaičiuota ir rūpinimasis aplinka, ir rūpinimasis kraštovaizdžiu, ir vėlgi mūsų maisto kokybė, kurią mes tikrai visi ES pagristai didžiuojamės. Tai štai šie pinigai nuo pat bendrosios žemės ūkio politikos sukūrimo yra skirstomi taip vadinamais 2 ramsčiais. Pirmasis ramstis tai yra tos tiesioginės išmokos, apie kurias tikrai Lietuvoje nemažai esate girdėję. Ir aš po šiai dienai esu įsitikinęs, kad nesąžininga, kad Lietuvos ūkininkas už hektarą gauna kelis kart mažiau, štai jums vaizdinė medžiaga, negu gauna
daugelio kitų ES šalių ūkininkų. Ir nekartą, kai teko dėrėtis akis į akį su kiekvienu ES šalies žemės ūkio ministru, aš pabrėždavau, kad nekalbu apie tai, kad būtinai reikia lietuviams padidinti, kalbu apie tai, kad tos išmokos turi būti sąžiningos, vienodos. Nes jeigu jos yra tokioj disproporcijai, kokioj yra vis dar šiuo metu, tai kas gali laisvoje rinkoje, kur užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas, garantuoti, kad Lietuvos jauni žmonės baigia mokyklas, baigia galbūt profesinės mokyklas, o galbūt netgi ir universitetus, Vytauto Didžiojo, pavyzdžiui, Žemės ūkio akademija, neišvažiuos dirbti pas tuos ūkininkus, kurie gali mokėti didesnį atlyginimą vien dėl to, kad gauna didesnę išmoką už kiekvieną savo turimos dirbamos žemės hektarą. Nes visos kitos išlaidos plius minus jau Lietuvoje ir senosios ES valstybėse yra vienodos. Tai čia yra pirmasis ramstis. Turi jis dar savyje ir tas vadinamas rinkos reguliavimo priemonės, kai, jeigu, tarkim, kažkokio produkto, pavyzdžiui, pieno kaina labai pakiltų, tai ES galėtų, reguliuoti tą kainą supirkdama. Jeigu kaina pakristų, tai vėlgi ES tą daro, jinai superka pieną papildomai ir tuo būdu sukelia paklausą, pakyla kaina, tada mes turim krūvą pieno miltelių, kuriuos tada kiekviena valstybė narė turi sandėliuoti, tame tarpe ir Lietuva moka už sandėliavimą. Tokios rinkos reguliavimo priemonės, kurios dažniausiai nelabai būna veiksmingos, bet vėlgi jos gali būti taikomos. Ir šiandien pagrindinė aktualija, kurią mačiau ir tikrai tarp protestuojančių ūkininkų, yra tai, kad ES pasirodo nesugeba uždrausti grūdų iš Rusijos eksporto. Ir taip tie grūdai keliauja per Latviją. Tai šiomis dienomis Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministrai kreipėsi į ES žemės ūkio ministrų tarybą su prašymu kažką daryti su tuo grūdų eksportu. Nežinau, kaip pavyks, nes jungtinės tautos ir asmeniškai generalinis sekretorius Antonijo Gutierešas labai yra įtikėjęs Rusijos tą propagandą, kad būtina išlaikyti maisto saugumą, tai to pasiekoje paradoksaliai ir tokie dalykai kaip cementas, betonas yra tapę maisto saugumo klausimais ir irgi nėra sankcionuoti išvežti iš Rusijos. Bet mes, Baltijos valstybės, ypač Lietuva, kuri taip garsiai kalba, kad reikia remti Ukrainą, tikrai turėtume užkardyti šį eksportą. Ir tai vėlgi yra to pirmo ramsčio, tos rinkos reguliavimo dalis. Antrasis ramstis yra taip vadinama kaimo plėtra ir čia mes paprastai pasakysiu, ūkininkai tą supras, mes kalbam apie investicinės priemonės, kai tiesiog tu rašai projektus, tu atsinaujini savo techniką, tu galbūt atsinaujini savo bendruomenės namus ar vėlgi kažkokį inventorių. Tai visa tai yra antrasis ramstis, paremtas, sakykime taip, kokybiniais parametrais, kai ne visiems palyjama lietumi už kiekvieną hektarą, bet tiesiog tu turi įrodyti, kad tau kažko reikia ir tada tu gali gauti ES paramą. Kas man nepatinka su dabartiniu žemės ūkio ministru ir nekartą esame sulaužę ne vieną ietį, sakykime taip, tai yra, kad jisai kažkodėl supranta, kad Lietuvos kaimas turėtų būti be verslų ir panaikino tą paramą, kurią iki šiol mūsų kaimo žmonės galėdavo gauti ir būtent užsiimti verslais, nes aš esu visiškai įsitikinęs, kad žemės ūkis keisis ir tikrai mažės ūkininkų, o žmonės kaime turės kažko užsiimti ir kaimo verslai būtent galėtų būti ta galimybė. Taigi du ramsčiai ES paramos. Pirmasis tai yra tiesioginės išmokos ir rinkos reguliavimo priemonės. Antrasis tai yra investicinės kaimo plėtros priemonės. Ir tarp kitko vienas įdomus momentas irgi susijęs su tuo, kad dabar už lango Vilniečiai mato ūkininkų protestus, tai yra, kad tiesioginės išmokos natūraliai iškreipia didesnių, stambesnių ūkininkų ir smulkesnių ūkininkų skaičius. Elementaru, kuo daugiau žemės tu turi, tuo daugiau tu gauni tų tiesioginių išmokų. Yra bandymai mokėti daugiau jauniem ūkininkam už hektarą, yra bandymų mokėti smulkesniem ūkiam už hektarą, bet jie visi atsiremia vėlgi į labai įdomų dalyką ES konkurencijos teisę ir
man pačiam teko tą dėrėtis, kai mes su ūkininkais, su mokslininkais, su verslininkais rašėme Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltąją knygą, tai lyg ir norėtųsi už pirmus 25 ar už pirmus 50 hektarų mokėti daug didesnę išmoką ir nemokėti tiem, kurie turi daugiau negu 50 hektarų ar 25, bet Europos komisija sako, ne, taip jūs pažeisite konkurenciją, taigi jeigu tu keli išmoką už pirmosius 50 hektarų žmogui, kuris tik ir turi 50 hektarų, tu analogiškai turi kelti ir tam, kuris turi, 300-500 hektarų, tai už tos pirmus 50 irgi turi jam daugiau mokėti. Bet yra vienas būdas išspręsti šią problemą arba paspręsti ir Europos komisija tą siūlė jau seniai, o naujajame periode netgi gana imperatyviai tą pasiūlė. Tai yra tas vadinamas kepinimas arba užbrėžimas ribos 100 000 eurų ar 60 000 eurų ar kažkiek panašiai, kad tiek tu gali gauti už savo turimą žemę tiesioginių išmokų, bet virš tu daugiau nieko negausi. Tai, ir man kaip buvusiam Žemės ūkio ministrui yra apie tai labai daug tekę diskutuoti tiek su Seimo nariais, tiek su pačiais ūkininkais ir buvo pavykęs pasiekti susitarimą tam tikrą, tiek ir visiems abiem po manęs buvusiam Žemės ūkio ministram, bet kas mane glumina, tai dabartinis Žemės ūkio ministras atėjo su labai aiškiu lozungu, kad jis pjaus viską ir nesigailės nieko, neleis skaičiuoti atlyginimų, neleis žiūrėti į jokius susietumus, tiesiog pjaus viską. Ir tai buvo labai garsiai pasakyta, nors daug kas kritikavo. Ir iš tikrųjų, sakau, tai būtų pagal ES dabartinį vėją, sakykim taip. Bet po tų garsių lozungų ministras, kuris apšaukė stambiosius žemdirbius arba jų atstovus lobistais, pasakė, kad su jais nesikalbės ir taip toliau, tiesiog tyliai padėjo tą kepingą po kilimu ir dabar mes tokio jokio apribojimo, kuris iš tikrųjų galėtų sukaupti didesnį maišą tiesioginių išmokų, kurias būtų galima išmokėti smulkesniem ūkininkam, tiesiog kažkur tai dingo tas dalykas. Taip kad, lozungai šio ministro darbė yra viena, bet realūs veiksmai kartais gali kardinaliai, paradoksaliai būti visiškai kitokie. Taigi, dabar, jeigu mano laidą žiūri ūkininkai, kaimo gyventojai, tai galite ramiai savaitę išsivirti kavos ar pagraužti kokią dešrelę. Norėčiau atkreipti dar kartą dėmesį tų miestiečių, kurie vis dar klausia, kodėl aš turiu mokėti po 30 € per dieną ir remti ūkininkus, kurie yra lygiai toks pat verslas kaip ir bet kas kitas. Ką jūs šiandien valgėte pusryčiams? Ką jūs šiandien valgėte pietums? Tai yra klausimas, kurį turite užduoti savo kiekvieną kartą, kai, supykstate dėl to, kad ūkininkas su savo traktoriumi išdrįso įvažiuoti ant Gedimino prospekto trinkelio. Pirmiausia, parama yra būtina tam, kad mes gautume pakankamai saugaus, sveiko, kokybiško ir įperkamo maisto. Pirmoji bendrosios žemės ūkio politikos ES užduotis. Antra, žemdirbiam būtina užtikrinti orias normalias pragyvenimo sąlygas ir to deja neįmanoma padaryti tik rinkos sąlygomis. Taip jau yra. Šiame versle vyksta potviniai, vyksta sausros, vyksta kruša, vyksta miškų gaisrai ir visos kitos nelaimės, ligos ir taip toliau. Ir dėl to, šis sektorius tiesiog laisvosios, neribojamos, nematomos rankos sąlygomis egzistuoti negali. Taip jau yra. Galų gale pabandykite įsivaizduoti, jeigu kažkas siuva marškinėlius ar kelnes, kažkas gamina žaislus, tai tiesiog turi praeiti tam tikras instancijas tam, kad galėtų pardavinėti savo produkciją, tai pridėkite dar N instancijų, kurias turi praeiti ūkininkas tam, kad galėtų jums patiekti saugų maistą. Tai yra ir valstybinė maisto veterinarijos tarnyba dėl maisto saugos ir augalininkystės tarnyba dėl to, ar tinkamai yra tręšiami augalai ir neteršiama gamtai, nekenkiama pačių augalų saugai. Žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Maisto sauga yra labai svarbu. Ir dėl to, taip jau susiklostė, kad ūkininkam reikalinga papildoma parama. Kiekvienas tas centas, kurį mes nuimame nuo paramos, įsivaizduokit, kad kristų į galutinę sąskaitą. Ir čia mes turėtume reikalą su daug pigesnė produkcija iš
ES aplinkinių valstybių, kurios gali pagaminti pigiau, nes pragyvenimo lygis mažesnis, žemesnis, ir lygiai taip pat subsidijuoja savo žemės ūkį kaip ir ES ir jos valstybės narės. Kitas dalykas yra socialinis aspektas. Visoje ES ūkininkų yra apie 40 milijonų. Lietuvoje plius minus apie 100 000 ūkių, kurie darbina žmonės, kuriuose dirba vyras ir žmona, tarkim, jeigu taip šeimos ūkis. Ir jeigu mes paimtume pramonę dar aplinkinę, maisto pramonę, logistikos, kurie aptarnauja žemės ūkį, vežioja grūdus ir taip toliau, tai mes gautume skaičius, kurie būtų keleriopai didesni. Lietuvoje žemės ūkis sukuria virš 3% BVP. Tai yra maždaug 2 kartus, negu sukuria ES vidurkį, jeigu paimtume. Taip, kad tai yra pakankamai svarbi, sakykime taip, ūkio šaka. Jeigu vėlgi mes paimtume dar ir maisto pramonę, tai artėjom prie 8%. Darbina žemės ūkis apie 10% žmonių. Apie 30% žmonių gyvena kaimo teritorijose. Čia kalbu apie Lietuvą, ES 20%. Tai vėlgi mes turime veiklą, kuri išlaiko žmonės kaime, kuri rūpinasi to kaimo aplinką, kuri rūpinasi to kaimo infrastruktūra, ir visa tai yra irgi ES bendroji žemės ūkio politika. Taip kad kalbame čia ir apie tam tikras regioninės politikos, socialinės politikos funkcijas. Dėl to būtina išlaikyti paramą ES žemdirbiam ir kaimo gyventojams. Tačiau vis tiek mes turime tą dilemą, kad mums nuėjus į maisto prekių parduotuvę atrodo, kad maistas kainuoja labai brangiai. Ūkininkai pastoviai šaukia, kad jie gauna mažiau už savo produkciją negu savikaina. Prekybininkai aiškina, kad jie nieko negali padaryti. Ir štai dar jums šiek tiek makro statistikos. Grubiai kas 5 ES pilietis kasdien stokoja maisto. Daugelyje valstybių, tame tarpe ir Lietuvoje, vis dar ES šalyse yra dalinama parama maistu tiems, kurie negalėtų įpirkti maisto. 5% žmonių ES apskritai susiduria su skurdo rizika. 5%, kas 5 ES gyventojas. Skaičiuojama, kad 33 milijonai žmonių negali kasdien sau leisti sveiko maitinimo. ES, jeigu mes kalbam apie pasaulį, tai 30% žmonių apskritai badauja. Ir tuo pačiu apie 20% maisto mes ES piliečiai iššvaistome. Apie 50% mūsų yra nutukę ir tai aišku atsiliepia sveikatai. Apskaičiuota, kad ES kas 5 mirtis yra dėl nesveiko maitinimosi. Taigi yra teisūs tie, kurie sako, kad bendrosios žemės ūkio politikos išpildymas tikrai kelia klausimų ir verta pagalvoti, kaip ją reformuoti. Ir tos reformos vyksta nuolat. Štai 1984-88 įvyko taip vadinama McSherry reforma, kurios pagrindinis tikslas buvo jau kovoti su maisto pertekliumi. Įsivaizduokit, kaip buvo sukurta bendroji žemės ūkio politika Europoje trūko maisto, dėl to pagrindinis tikslas buvo sukurti jo kuo daugiau ir tos subsidijos, ta parama privedė prie to, kad jau po keliasdešimt metų mes kalbame apie tai, kur dėti perteklių. Iš čia tie pieno supirkimai ir kitų maisto produktų rinkos reguliavimo priemonės, tai McSherry reforma jau su tuo bandė kovoti. 1999 metais buvo priimta tokia darbotvarkė 2000 visai ES ir tame tarpe žemės ūkio politikoje buvo pradėta galvoti, kaip atsieti tiesioginės išmokas nuo produkcijos. Vėlgi, nes kam būdavo skiriamos tiesioginės išmokos, tą ūkininkai ir augindavo. Nesvarbu, ar to reikia rinkai, ar vėlgi susikurs perteklius, kurį paskui pačiai ES už tuos pačius ES žmonių, piliečių, mokesčių mokėtojų pinigus reikia supirkinėti. 2015 metais buvo sugriauta pieno kvotų sistema, kuri vėlgi lemdavo tai, kad ūkininkai gamindavo per daug ir to pieno nebūdavo kur dėti. Ir nuo tada mes pradėjom jausti tuos sviravimus, dėl kurių dabar skundžiasi mūsų ūkininkai, sakydami, kad mes negaunam net
tiek, kiek mūsų savikaina yra pagaminti toną pieno. Ir aišku, dabartinis laikas nuo šios Europos komisijos, sakykime taip, nuo šios Europos parlamento kadencijos pradžios, žaliasis kursas kaip vizitinė kortelė ir to pasekoje ES Farm to Fork, angliškai arba lietuviškai nuo šakutės iki stalo strategija, kurios būtent tikslas buvo išgvildenti tas dilemas, neišsprendžiamas problemas, kurias mes turime žemės ūkio politikoje ir padaryti taip, kad mes sugebėtume sujungti ūkininkų pajamas ir mūsų pakankamai protingą dar kainą, kurią norime mokėti už maistą, sveiką maistą, sujungti jo pakankamą kiekį, surišti su maisto švaistimu, pridėti žemės ūkiui tą aplinkosauginę, sustiprinti, sakykime taip, jo funkciją. Tai visa tai yra ta nuo šakutės iki stalo politika, kuri, šiaip jau atvirai kalbant, mano gilių įsitikinimų kol kas visiškai neveikia, bet planas reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką ir noras tą padaryti, aš sakyčiau, yra geras, tikslas yra geras, dabar tik tai reikia sugalvoti dėl priemonių. Ir čia mes grįžtam prie ūkininkų streikų. Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Belgijoje ir daugelėje kitų ES valstybių būtent žaliasis kursas iššaukia didžiąją dalį ūkininkų streikų. Ir jeigu kalbant konkrečiai, tai yra būtent akcizai iškastiniam kurui, ką mes matėme ir dabar Lietuvoje, ką jau vyriausybė žada taisyti, nes tiesiog keliasdešimt kartų išaugo, įsipareigojimai atkurti pievas, kai realiai ūkininkas X vieną dieną gali sužinoti, kad štai jo nuosavoje konstitucijos įrašyta neliečiamoje žemėje kažkoks ministerijos klerkas įbraižė pievą, kuri kažkada galbūt čia ir buvo, bet jau eilę metų, netgi tada, kai tas ūkininkas pirko žemę ir buvo parašyta žemės ūkio paskirties žemė, tos pievos jau nebuvo nei žalio kvapo. Tai va, jis pasirodo turi ją atkurti. Visi šitie dalykai. Ir aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad nereikia kovoti su klimato kaita. Aš jokių būdų nenoriu sutikti, kad ūkininkai neturi prisidėti prie bio įvairovės išsaugojimo, prie geros mūsų aplinkos kokybės. Ne. Ir ne vieno ūkininko nesitikau, kuris būtų sakęs, kad jam ant žaliojo kurso, ar ant klimato kaitos, ar ant geros aplinkos būklės. Ne. Problema yra tame, kad buvo paspautas per didelis, sakyčiau taip, per stipriai buvo paspaustas greičio pedalas, buvo nueita tuo keliu, kad iš tikrųjų Green Deal, kuris angliškai reiškia žaliasis susitarimas, išvirto į tai, kas lietuvių kalba vadinasi žaliasis kursas, toks kaip ir nurodymas, be klausimų, ir buvo per mažai tartasi su žemdirbiais. Tai dabar tai, kas vyksta pas mus vyriausybėje, kai ministras taip ir vadino, taisome klaidas, panašiai vyksta ir kitų šalių vyriausybėse. Nes tiek COVID-19 trukinėjančios maisto grandinės, tiek karas Ukrainoje, kurį Rusija pradėjo, trukinėjančios maisto grandinės, tiek tai, kas vyksta su klimatu pasaulyje, ypač pusiaujo juostoje ir ypač valstybėse, kuriuose ir taip nėra labai gerai su maistu, aš labiausiai kalbu apie Afriką, skatina migracijos procesus ir tai jums pasakys visi, daugelis žmonių pradės bėgti ne nuo kažkokių karo grėsmių, bet tiesiog nuo bado ir bėgs aišku į Europą. Tai visi šitie dalykai paragino suprasti, kad iš tikrųjų mes turim pagalvoti ne tik apie tai, kaip kuo greičiau pasidaryti kuo žalesni, bet ir apie tai, kaip mes išliksime, kaip mes atrodysime konkurencinėje kovoje su tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų, tos pačios Kinijos ir kitų šalių žemdirbiais. Tai dabar tampa labai svarbu. Ir dar kartą noriu pabrėžti, niekas nenuneiginėja klimato kaitos, niekas nenuneiginėja ūkininkų įsipareigojimo užtikrinti gerą aplinkosaugos kokybę. Ne. Tačiau tą reikia daryti racionaliai ir apie tai yra ūkininkų protestai. Aišku, šalia visų tų iššūkių, su kuriais susiduria žemdirbiai tiek visame pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje, Lietuvos žemdirbiai turi dar vieną didžiulį iššūkį, kurio vardas yra Kęstutis. Ir aš visada sakau, jeigu ši vyriausybė į žemės ūkio ministro poziciją paskyrė aplinkosaugininką, tai aplinkosaugininkas ir daro aplinkosaugą. Ta Kęstutis Navickas puikiai išmano, tuo šventai tiki
ir tuo jis užsiima, nelabai norėdamas klausyti alternatyvių nuomonių. Iš pat pradžių jisai pavadino ūkininkus lobistais, jam užtruko metus padaryti tai, kas, nesigiriu, niekaip nesakau, bet kas man buvo pats svarbiausias pirmasis darbas, tai yra suburti žemdirbių patariamąją tarybą, kuri tiesiog patartų ministerijai, dėrėtųsi su ją, kalbėtųsi su ją apie tai, kur mes važiuojam su savo žemės ūkiu. Žmogus Kęstutis Navickas nėra labai linkęs į dialogą, sakykim taip. Visų trečia, jo pozicijos vyriausybėje, ko gero, nėra pačios stipriausios, nes jeigu kitos šalis ES rekonstrukcijos atgaivinimo po koronos programoje, kuriai buvo skirti milijonus, keliasdešimt milijonų skyrė būtent žemės ūkio atnaujinimui, tai mūsų ministras šitame ekonomikos gaivinimo plane sugebėjo išsiderėti tik 8 milijonus žemės ūkiai. Ir tie patys 8 milijonai bus sukišti į šlapynės, į pelkės ir tas visas mendrinės, pelkinės nendrinukės. Kai tuo tarpu ūkininkai tiesiog, maldavo, skirkite beriminėms technologijoms, skirkite mūsų naujoms technologijoms, kurios leistų prisidėti prie klimato kaitos ir padarytų mūsų žemės ūkį konkurencingesnį. Ne, tai nebuvo išgirsta. Kęstutis Navickas nuvažiavo į Briuselį ir Žemės ūkio taryboje iš komisijos išgirdo tos reikalavimus dėl pievų, bet nežinau, ar vertimo klaida, ar vėlgi noras būti žalesniam už visus, parsivežė tą reikalavimą, supratęs jį dar griežčiau, negu iš tikrųjų buvo prašoma, ir iš pradžių pareikalavo, kad kiekviename ūkyje būtų atkurtos pievos, kurios ten buvo prie Smetonos, o paskui, suvedė vis dėlto balansą, suprato, kad netaip jisai perskaitė arba kad ūkininkai taip lengvai nenusileis ir tada įvedė didžiulės kvotas, dėl kurių dabar šitame deklaravimo periode praeitų metų ūkininkai tiesiog verkė, nes, sakau, jų sklypose atsirado pievų, kurių ten niekada nebuvo. Ir kai ūkininkas pirko žemės ūkio paskirties žemę, jis nežinojo, kad jam reikės iš jos išiminėti ištisus hektarus pievų, kurių jis nebuvo matęs. Ir dar vienas dalykas, pats deklaravimas. Žemės ūkio ministras norėjo būti toks šiuolaikiškas, kad tą deklaravimą padarė neįmanomu. Ir nesvarbu, kad premjerė Šimonytė, reaguodama į visų nepasitenkinimus dėl šio ministro, sakė, kad jeigu deklaravimas nepaeis, gerai, tada aš jį atleisiu, dėja, deklaravimas nepaėjo. Bet kažkaip Šimonytė matyt tuo metu buvo užsiėmusi savo atsistatydinsiu, neatsistatydinsiu žaidimais ir pražiūrėjo. Ir nebenori girdėti, nes turbūt šią kadenciją tiesiog nori ramiai pabaigti, nebeatleisdama ne vieno ministro. O deklaravimas buvo prastai. Ūkininkai kabodavo iki naktų, nes sistema buvo pakibusi, tada šiaip netaip vidury nakties sugebėdavo pateikti duomenis, tik tai tam, kad iš ryto sužinotų, kad ministerija pakeitė taisyklės ir dabar tos duomenis reikia pakeisti ir pateikti kitaip. Ūkininkai išiminėdavo iš savo naudmenų ištisus plotus tik tai tam, kad kažkaip suvestų galus ir gautų tiesioginės išmokas. Ir galų gale šiandien mano sutiktas ūkininkas sako, palaukit, bet man sumažėjo tiesioginės išmokos, nors nieks nepasikeitė, beveik dvigubai. Taip kad šūdas, gerbiamas ministrė. Ir nenuostabu, kad žemdirbiai protestuoja. Bet kas man labai gražu, ir tuo norėčiau baigti laidą, tai yra, kad mūsų žemdirbiai, ne taip kaip tarp kitko kitų šalių žemdirbiai, ir aš esu kalbėjęs su Liuksemburgo žemės ūkio ministru, guodžiausi jam apie mūsų situaciją, jisai sako, tu nebijok, pas mus Liuksemburge ūkininkai sudaro 0,1% BVP, bet protestų ir pieno pilimo į langus ministerijai yra daug daugiau negu pas jūs. Taip kad ūkininkai yra tokie, jie nepatilės, bet mūsų Lietuvos ūkininkai tą daro labai korektiškai, labai draugiškai ir tikrai girdėjau ne iš vieno Vilniečio, kad net protestuodami prieš savo apsunkintą dalį, jie sugeba padaryti šventę tarsi kaziuko mugę Vilniečiams. Žmonės ateina su vaikais, vaikai pirmą kartą pamato traktorių, gali ant jo užlipti. Taip, už tai ačiū, gerbiami Lietuvos ūkininkai. Ačiū jums už tai, kad sugebat susitelkti, ačiū už tai, kad mokate savo problemas, savo iššūkius iškelti solidariai, draugiškai su visuomenė. Ir aš tikiu, kad tas gražus priėjimas prie problemos, jisai artina maisto gamintojus ir maisto valgytojus. Ir tikrai tas visuomeninis susiklausimas, aš manau, labai stipriai prisidės prie nuo šakutės iki stalo ES bendrosios žemės ūkio politikos reformos.
To mums visiems ir linkiu. Ačiū, kad žiūrėjote šitą laidą, ačiū už kantrybę, susitiksime kažkada greitai.